Kiekvienas vaikas yra gimęs būti stipresniu už savo tėvus. Ir tas principas galioja visada. Nebūtinai tas vaikas yra gimęs būti fiziškai stipresniu už tėvus, bet jis tikrai yra gimęs būti stipresniu kaip asmenybė. Pagal seną vaikišką įprotį mes laikome savo tėvus pranašesnius už save, atsakingus už mūsų gyvenimą ir taip toliau. Ir tada žiūrėkite, kas atsitinka. Jeigu jūs laikote save žemesniais, prastesniais už tėvus, jeigu turite daug nuoskaudų lūkesčių tėvams, jūs save visada laikysite prastesniais ne tik už tėvus, bet ir už visus aplinkinius žmonės. Ir tada jausitės nevykėliu, silpnu, nepasitikinčiu savim žmogumi. Jūs turite išmokti visų pirma. Leisti savo tapti pranašesniais už tėvus. Nes kitu atveju jūs patirsite gyvenime išbandymus. Kodėl?